Sveiki sugrįžę. Deja, turiu pranešti, kad virš manęs lizdelė susisuko 2 potencialūs psichiatrinės ligoninės pacientai, kurie nepaliaujamai teršia eterį su savo terariumu 2. Kągi, prašom. Ačiū. Tačiau mes, kad ir esame žvaigždės, visgi turime teisę į savo asmeninį gyvenimą ir turime ištrūkti iš to terariumą. Pakoncertuoti, mes koncertuojam. Šiuo metu, kai nutautėjimo ir nupolitėjimo mašina paliečia mus visus, pasauliai susijungia ir nelieka vietos savastiai. Man įdomu pasižiūrėti pas mūsų kaimo žmogų, kuo jis gyvena. O Jėzus Marija. Gerą dieną, ką jūs čia darot? Gaudyt man. Aš gaudau, medžioju varnas. Išduosiu nedidelę paslaptį. Šiandien svečiuojamės pas ūkininką Sraigių Ramanauską, pasižiūrėdami apie seną kuršių tradiciją, kaip žmonės medžioja varnas. Kaip žmonės medžioja varnas. Šiandien svečiuojamės pas seną ūkininką Sraigių Ramanauską, kad šiandien mes išsiaiškinsime, kaip... Aš mikrofoną turiu laikyti. Jums visat neaišku. Kaip aidas nuėjo. Kas čia pas jūs yra? Čia yra ženklas, signalinis mirksiukas, kad kaimynas iš to gretimo sklypo žinotų, matytų, kad aš dabar medžioju ir jis pats nemedžiotų, nes labai pavojinga, kai jis medžiojimą negali pašaut. Nu, per daug mes čia plepam, kaip sakant. Parodykit technologiją, kaip jūs šaudat varnas. Paimu paties pagamintą trotilą, užtaisą čia yra kalio permanganatas, salietra ir mano išmatos. Dar žmonos yra išmatos. Mano žmona, žinot, visai išprotėjo, renka parašus prieš NATO. Prieš NATO, kur renka? Kur galėtume pasirašyti ir visi žemdirbiai galėtų pasirašyti? Akropolį. Akropolį. O jie... Jūs gyvas? Sunkiai, bet atrodo jaučiuosi nebla... Palaukit, laikykit, tu kristvarną turi. Kur? Tai ne viešta? Čia varna? Čia varna. Ir valgykit. Nemniukų. Tokia skani. Čia varna. Laikykit jūs dar. Bet labai lengvas būdas, kaip sakant. Ai, tai kad tik čia valgyt kažkokius šiukšlės. Dar pamedžiojam. Pamedžiojam dar. Gaudom. Opa, ką jūs čia pagavot? Čia ne varna, čia zylė. Čia zylė? Čia zylė. Čia, man atrodo, katinas. Koks jūs čia katinas, čia zylė, kad jūs debilas. Valgyk katiną. Jeigu čia katinas, tai paragau, koks čia tok... Aš jūs užkišiu ir pats pašnekėsiu. Man atrodo, jūs ir metas į psichinę ligoninę išvežti yra. Kas atsitiko, Sraigiau? Mane pašovė kaimynas. Jisai yra daltonikas, dėl to nepastebėjo, kad čia yra raudona, jam pasirodė, kad žalia. Dėl to mane galima šaudyti. Tai jis važiuodamas gatvėje gali ir žmogus suvažinėti per žalę einant. Tai jis, žinokit, yra ne tik daltonikas, bet ir dar ir aklas. Ir jis, pavyzdžiui, jam padaryti šviesoforui, kur pipsiti. Pip, 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 tu, 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 kad jis žinotų, kada žmonių važiuoti. Klausykit, jūs gal laikit pamiegoti gerai, žinokite. Gal laikit įsimiegoti. Nenorit katinas? Ne, nenori. Skanus katinas labai. Brangų žemdirbiai, keista šiandien laida apie medžioklę. Iki pasimatymo Jurbarkas specialiai orbitai. Einam, operatorius išgert reikia. Oi. Taigi jūs durniai, debilai, įsivaizduokit, kaip jūs bukinat žmonės, jeigu jūs patys durniai, aš ten nieko nebesuprantu, pusė kaimo žmonių net nesupranta, ką jūs čia daro. Susikaupkit, dabar bus terariumo finalas. Pasinerkime į terariumą.
Gyvuliai. Gyvuliai. Na, aš nebegaliu. Aš geriau sumokėsiu baudą išeinu. Gyvuliai. Nau, ką tu darai? Man atrodo, kad mes po nepriklausomybės laikų padarėme turbūt labiausiai didžiausią žygdarbę, ne? Aš ko gero esu pirmas vyras padarytas Lietuvos televizijų eteriai. Jėga. Klausyk, man atrodo, kad jeigu ką vis tiek sakai, kad tu mane provokavai, gerai? Gerai. Neišsiduok. Gerai. Ačiū, aišku, Landsbergiui, ačiū nepriklausomybei, kad viskas tokie dalykai gali būti ekrane. Skauda biškai. O kur delfinas? Išėjo. Jam nepatinka, užmokėjo baudą ir išėjo. Kaip tai išėjo? O taip ėmė ir išėjo? Taip, užmokėjęs. Užmokėjo baudą? Debilas? Baudą užmokėti ir išėjo. Ne, nu. Pala, jeigu mes pradėjom, tai visi gal iki galo atsėdėm. Taip, visi gal iki galo atsėdė. O jis palauk, jis gali va taip išėjęs. Nieko nesakęs. Išėjai nieko nesakęs. Gaidys. Šūdas. Gaidys. Gaidžių gaidys. Gaidžių gaidys. Durnis. Šūdas. Aš esu nors gaidžių gaidys. Debilė, man atrodo, kad jis homoseksualistas. Kur tau homoseksualistas? Jis gaidys. Dainuoja savo mergaitėm dainelės. Kad klynai sušlaptų. Su bernais miega. Gaidžių gaidys. Gaidžių gaidys. Pagausiu tą gaidį. Kažkaip kukariku. Gaidys. Kukariku. Bet nusiramink, debilė, tu turi mane dar. Tu gaidys ir pidurastas. Mama, taip negalima. Taip negalima. Mes taip nesitarėm, prodiuseriai. Mes nesitarėm, kad mane padarys ir vadins gaidžiu. Čia delfinas buvo gaidys. O aš ne gaidys, aš vyriškis, kurį kitas vyriškis dar kartą padarys. Ar ne taip? Pasinerki literatūrą. Gaidžiai, žasinai, olukai, nemoki nereikia į televizorių list, kaip sako žmonės. Ko tylim dabar, a? Taip nečesnai, mes galvojam, kad nerodys, iškirpkite, mes taip nedarom gyvenime, mums prodiuseriai liepia daryti taip. Viskas, krapštykit savo paliekusias galveles iš rojaus. Prisidirbo tokie ausų. Reklama. Po reklamos jūs būsite tinkamai prainstruktuoti apie savo elgesį su Džordžu Bušu.